Sveikas atvykęs į dar vieną šviesos ir ramybės pripildytą dieną, mieloji siela. Šiandien, atsimerkdamas naujai aušrai, pajausk, kaip gaivus ryto oras glosto tavo veidą. Jis maloniai atneša ir pripildo tave šviesa, meile ir ramybę. Šią dieną nepraleisk progos priminti sau ir pasimėgauti turimą privilegiją. Privilegija gyventi. Švelniai užmerk akis ir su meile priimk šią akimirką. Juk atėjo dar viena diena, kupina nuostabių dalykų. Su meile širdyje pripažink sau, kad tai yra tyras stebuklas, jog esi čia, jog gali mėgautis tyro oro gurkšniais, saulės spinduliais ant veido ir maloniu vėjo prisilietimu. Pajausk, kaip tavo kūnas maloniai atsipalaidavęs po šios nakties miego, kaip širdis nurimsta, o protas tampa švarus, lyg ramus ežeras. Įkvėpk giliai šio saldaus oro pro nosį į plaučius, lengvai užlaikyk ir išpūsk pro burną. Pravalyk save nuo užsistovėjusių nakties ir praeitos dienos likučių. Kiekvienas įkvėpimas atneša gyvybę, pripildo tave šviežios energijos, o kiekvienas iškvėpimas išlaisvina iš bet kokios įtampos, abejonių ar baimės. Šiandien pradėk dieną su dėkingumu ir meile, nes tai yra tavo laikas. Tai yra tavo šansas kurti, patirti ir augti. Leisk sau įsivaizduoti ir pajausti, kaip tavo kūnas prisipildo šviesos. Įkvepiant įnešk ją per galvos viršūnę ir leisk pasklisti per visą tavo kūną, per visus organus, per visas ląsteles. Ta šviesa neša su savim gilę, gydančią ramybę ir gėrį. Tai šviesa, kuri keliauja su tavim kiekviename žingsnyje, kuri šildo tavo širdį ir užpildo tave stiprybę. Pasakyk sau dabar: aš esu šviesa. Aš esu meilė. Pajausk tai. Aš esu šviesa. Aš esu meilė. Aš esu ramybė. Aš esu kūrėjas. Aš esu laimė. Aš esu šiluma. Aš esu viskas, kas supa mane.
Leisk šiems žodžiams įsiskverbti giliai į tavo sąmonę. Leisk jiems tapti tavo kasdieniu gidu. Aš esu šviesa. Aš esu meilė. Aš esu ramybė. Aš esu kūrėjas. Aš esu laimė. Aš esu šiluma. Ir aš esu viskas, kas supa mane. Šiandien, kad ir kas nutiktų, prisimink, kad tu esi stiprus ir saugus. Tu turi viską, ko reikia, kad galėtum įveikti bet kokius iššūkius, kuriuos atneš tau ši diena. Tu esi savo gyvenimo kūrėjas ir tavo mintys yra tavo galingiausias įrankis. Kurk savo dieną su meile ir šviesa, su tyla ir ramybe. Viską, ką darai, daryk su sąmoningu ketinimu ir širdies šiluma. Leisk šiai dienai tapti tavo nuostabiausia diena. Pasitik ją su šypsena ir su šviesa savo širdyje. Ženk pirmąjį žingsnį su tikėjimu savimi ir su pasitikėjimu, kad viskas, kas vyksta, vyksta tavo aukščiausiam gėriui. Dabar leisk sau nusišypsoti šiai dienai, nusišypsoti sau. Užsidėk šią šypseną ir pabūk su ją. Leisk jai užtvirtinti šviesą, kurią neši savyje. Kiekviena duota akimirka yra dovana tau, dovana sau. Pajaus dėkingumą už visas smulkmenas, kurios tave supa, už žmones, už akimirkas. Išduosiu viešą paslaptį tau. Dėkingumo jausmas yra raktas į gilesnį ryšį su savimi ir su pasauliu. Todėl šiandien būk dėkingas už šviesą, už kvėpavimą, už šypsenas, kurias sutiksi savo kelyje. Palaipsniui grįžk į šią akimirką. Pajaus žemę po savo kojomis. Išgirs aplinkinius garsus. Ir su šypsena atmerk akis ir pasitik šią nuostabią dieną. Kol prabusi, užduok savo klausimą, koks šiandien yra tavo didžiausias tikslas, kurį nori pasiekti su ramybe ir meile. Pasidalink savo mintimis komentaruose. Būtinai tavęs ten lauksiu. Jei šis ryto meditacijos kelias tau padėjo pasodinti savyje ramybę ir džiaugsmą, nepamiršk tuo pasidalinti su kitais.
Manau, kiekvienas žmogus yra vertas jausti šią ramybę ir norą pasitikti ateinančią dieną. Taigi, jeigu žinai žmogų, kuriam šių jausmų trūksta, pasidalink. Taip pat nepamiršk prenumeruoti mūsų kanalo Ramybės uostas ir leisk mums būti tavo kelionės dalimi. Su šviesa ir meile, tavo Ramybės uostas.